Tai va, aš prieš porą savaitgalių nutariau tokį žaidimuką padaryti. Jisai veikia su pulteliu ar klaviatūra. Šitą norėjau pasigirti tiesiog, kad tai padariau. Nu ir va, jisai veikia va taip, važinėjai su tankiuku. Aš nesitikiu čia kažkokių laurų, ypač dizainas, tai bet ne tas esmė, toj prieisiu prie esmės, tai va žaidimukas. O jo gerumas yra tas, kad aš jį suprogramavau su šituo Anti-Gravity, čia naujas įrankis programuot, jeigu kas neprogramuotojai klausot. Ir jisai čia tas legendinis AI, čia galima sakyti, ko nori ir jisai tau suprogramuoja. Tai aš jį visą suprogramavau vat, praktiškai vien tik sakydamas padaryk tą, padaryk aną, praktiškai kaip žmogus. Ir va, gavosi toksai žaidimukas. Matot, važinėjau, šaudau, gaudau. Tai va, ir aš galvoju, parodysiu, ką tai reiškia programuoti vat, su tokiais įrankiais šiais laikais. Aišku, kai kalbam apie programavimą darbe, tai tenai vis dar viskas yra daug rimčiau, tu negali savo taip leisti tiesiog prašyti jai daryti ir paskui pasitikėti, kad viską padarė gerai. Reikia labai viską įdėmiai tikrinti, bet kai čia kalbam apie žaidimuką ir savo, tai visiškai ką nori, gali tiesiog prašyti, aš noriu to, noriu ano ir jis padaro. Pasižiūri, kad jis ten visiškai nesąmonė nebūtų ir tvarkoja. Tai va taip pat pabiški, pažingsnelį suprogramavo. Bet tai nėra taip, kaip dabar labai mėgsta, kad, parašo, sako, man padaryk žaidimą tokį ir tokį, ir ale padaro žaidimą. Ne, taip nesigauna. Realiai AI nėra dar tiek gabus, kad gerai padarytų visą žaidimą. Tu turi mažais žingsneliais. Tai aš turbūt pusdienių, šeštadienį biškį ir sekmadienį biškį užtrukau, kad šitą padaryčiau. Ir jam reikia mažai žingsneliais. Tai pavyzdžiui, dabar noriu pademonstruoti. Viršui, matot, yra tankai geltoni. Tai čia yra priešai, bet jie yra tik geltoni. Ir jie niekaip netitinka tų priešų, kuriuos aš nušovau. Tai ir aišku, dabar tankai, kai jie atsiranda, tai jie kiekvienas būna, spalva nutariama iš karto. Tai jisai gana sudėtinga turės procedūrą padaryti. Jisai turės vietoj to, kad tankų spalvą sugalvoti tada, kai jie atsiranda, jis turės iš anksto fiksuoti visų tankų spalvą. Ir viršui tada jau rodyti tos tankus tokius, kaip jie atsiras. Ir pabandom, pasižiūrim, kas gausis. Tai dabar visi geltonio turėtų tarsi būti tokiom spalvom, kokiom ir gimsta. Iš anksto, kai leidžiame žemėlapį. Ir panelėje viršuje rodyk tų tankų ikonas taip, kaip jie atsiras. Gerai, bandom. Jo, aš parašiau lietuviškai, šiaip tai, angliškai rašau, jam turbūt geriau, nes yra kodas angliškai, jam aiškiau kas prie ko, bet šiaip tai jisai visas kalbas moka, galima, kad ir kinietiškai. Tai kadangi jau kalbu čia lietuviškai, tai lietuviškai rašau. Tikėsimės, kad jam nesutrukdys tas. Tai va, iš čia kažką galvoja, čia galima paskaityti, ką jisai galvoja. Tai turim, jis pakeitė pas mus 4 failus, mes matom visus tos failus, kuriuos pakeitė. Ir galim pasibandyti paleisti, žiūrėti, kas bus. Tai jisai kaip ir pataikė modelį, dabar nušaunam, tarkim, šitą tanką. Jo, jisai panašu teisingai pažymi tą tanką, kurį reikia. Jo, tiksliai tą, kurį nušaunu, tą ir pažymi. Tik tai jie dabar visi yra raudoni, jie nebeturi spalvų kitų. Pažiūrim dar, jo, taip ir yra, jie tad nuo šiol yra visą laiką vien raudoni. Ok. Einam pasižiūrėti, kokie tie tankų piešinukai. Šiaip tai padarė viską gerai.
Ne, buvo ir tokie. Enemy tank 1. Galim paklausti. Šitos gal mes pokyčius priimkim. Gerai. Paklauskim, kodėl nepanaudojai tanko. Pažiūrim, ką jis į šitą pasakys. Rašo, kad viskas gerai, kad mano kleimas blogas. Nu tai pabandom dar kartą paleisti. Aš jau pradedu įtart, kur čia klaida bus. Ne, yra teisingai, va vienas žalias tankas. Gerai, tai čia reikia tiesiog mums kitokių šitų tankų modelių prisipaišyti su kitokiam spalvom. Gerai, tai va taip.